Sveiki, mėlieji! Šįsyk nuo kaimo slenksčio kelias netolimas. Kviečiame į priemiestį Pinevą. Juolab, kad proga ten apsilankyti neeilinė. Kaip ir laidos herojus, išskirtinė asmenybė. 9. rajono garbės pilietis. Jeigu pailsi. Štai tokių melodijų pavilioti suka į Pineviškio Klemento Sakalausko muziejų tie, kuriems rūpi suprasti prabėgusį laiką, palikusį užuominų apie save, daiktų pavidalu. Juk neatsitiktinai juodu ant balto parašyta: į šį pasaulį mes tik laikinai atėjome pasaugoti daiktų. Apdovanotiems ypatingų talentų tai sekasi kur kas geriau negu kitiems. Todėl jie pastebi menkiausią smulkmeną, galėjusią būti istorijos detale. Jiems patinka toms akimirkoms lyg dėlionėje rasti specialiai skirtą vietą, kad sulipdytų vientisą paveikslą. O savąjį kūrinį ponas Klementas kūrė ilgai, bemaž visą paieškų kupiną gyvenimą. Nors oficialiai jo muziejus veikia tik 7 metus. Tėvelis išarė monetą. Aš ją nusivaliau, pažiūrėjau, ta moneta yra pas mane dar. Tai yra 18 amžiaus moneta. Pradėjau domėtis ir mokykloje su vaikais keistis pradėjau. Tai monetomis, ženkliukais. O toliau vėlgi, tai dar grįžkime į praeitį. Tėvelis mano turėjo jauną mama mano, jauna žmona, nes jis turėjo žemės, turėjo kažkiek arklių, aš atsimenu pokario metus. Tai kažkaip, iškildavo šeimoje tokių, sakykime, apsižodžiavimo. Tėvelis pabrėždavo, aš bajoras, sako, esu. Tai man taip vaikui kažkaip tai praėjo. Tai, o paskui jau, kai atsirado laiko, pasikeitė santvarką, nuvažiavus į archyvus, paieškojus dokumentų, pasirodo iš tiesų yra. Taip, tai gal man su genais tas atėjo. Bajorystės pripažinimo aktas, įrašymas į Lietuvos bajorų knygą, anot muziejininko, ne tik kad nenubloškė į tuščią didžiavimąsi kilme, bet įpareigojo. Jei jau turys išskirtinės pozicijas, tai privalas neplepalais, darbais jas patvirtinti. Užmojis steigti muziejų, pripažįsta, buvęs neišskaičiavimas tikintis greito pelno, o įsiklausimas į širdį. Ji liepė daryti tai, ko ilgai troško ir vis nesiryžo. Nes tokie planai veikiau turtingų institucijų, o ne pavienių niekieno nefinansuojamų iniciatyvų reikalas. Aš jau žinojau, kad iš muziejaus pelno nebus, bet tai bus įdomus gyvenimas, o čia man aplamai tie eksponatai, ta muziejinė veikla, man iš pat vaikystės jinai intrigavo, man buvo įdomu. Tai aš rinkau po vieną įdomų eksponatą, vis atidėdavau, o paskui, kai jau čia taip gavosi, kai vienas likau, brolis, mes su broliu atėmėm tėvų žemę, brolis man išpjovė rąstus, jis turi medžio apdirbimo įmonę ir tą klėtį pastatė mes. Čia stovėjo vietoj to klėtės, kai aš atėjau gyventi, šiaudais dengtas didžiulis šiaudinis senovinis klojimas. Į audrą jį nugriovė, liko ten toks viena pusė to klojimo, toj pusėje buvo malkinė, bet paskui aš jį pabaigiau griauti, toj vietoj pastačiau būtent šitą klėtį. Tai dabar toj klėtėj, kai pastačiau, po vieną eksponatėlį nešiojau ir dėliojo taip, kaip man atrodė tikslinga. Tai paskui atvažiavo tie muziejininkai, daugelis ir lankytojai, sako, koks tau dizaineris čia sudėliojo, kaip čia taip turi būti. Sako, aš pats taip viską dariau, kaip man atrodė, taip turi būti. Tuoj pat ponas Klementas patikslina, ne visai taip. Ne vienas steigęs muziejų, 2 sūnų, taip pat paveldėjusių tą pačią kolekcininko ligą padedamas. Ir jei jo rūpestis buvęs sukaupti ekspoziciją ir profesionaliai, be nepageidaujamos eklektikos parodyti žiūrovui,
Tai aplinkos klėtelės prieigų sutvarkymą, sako, nesiginčydamas patikėjęs vaikų šeimoms. O jau šie taip pasidarbavo, kad dabar tėvukas nebespėja svečių priiminėti. Vieni nori šiaip po muziejų pavaikštinėti, gražioje sodyboje po savaitės darbų atsikvėpti, kiti kolektyvui išvyką padovanoti, įmonės susirinkimą iš pabodusios salės į gerokai tauresnę erdvę perkelti. Aš kažkaip netikėjau, kad taip įsiplėsiu. Aš kaip įrengiau tą klėtį, padariau taip, kaip senoviai būdavo. Viena pusė būna merginų klėtis, vasarą ten miega, ten yra mergaitės pas ūkininką, kita pusė būdavo grūdinė, ten sudėjau eksponatus. Į tą merginų klėtį padariau tokią, kokią būdavo. Netikėjau, kad tiek daug žmonių pradės ir žiūriu tolyn ir kompanijos vis didėja ir žiūriu, kad ten vietos mažai jau. Tai žodžiu, tai tas muziejus viršėjo mano lūkesčių. Aš buvau nusiteikęs ten žymiai mažesnio žmonių srauto. O dabar pasirodo, kas metai vis daugiau ir daugiau ir daugiau žmonių ateina. Geriausia padėka už pravestą ekskursiją, sako Klementas Sakalauskas, žėrinčios išvažiuojančiųjų akys. Jos didžiausias įkvėpimo šaltinis. Jei žmonėms patiko klausytis pasakojamų istorijų, jei jie neskubėjo skirstytis, jei norėjo klausti, laimingi klegėjo po kiemą, fotografavosi, žadėjo kitą kartą su draugais, vaikais, giminaičių būriu atvažiuoti. Vadinasi, šeimininko pastangas įvertino. Bet kad kada nors pelnytų rajono garbės piliečio vardą, nesitikėjo. Aš dirbau savo darbą, nenorėjau ir netikėjau, kad tai taip bus kažkaip. Tai. O jeigu vertinu, ačiū, tai man tai dvigubai džiugu, tai kad reiškia darbas nenuėjo veltui mano. Tai aš manau ir po manęs ir vaikaitės, tai ir tas muziejus po truputį dar ir plečiasi ir kitaip, ir žodžiu, manau, kad jis gyvuos. Renkant verčiausius iš verčiausiųjų, pageidaujama, kad garbės piliečio darbai būtų žinomi ne tik gimtinėje, kad garsas apie juos sklistų toli ir plačiai. Taip ir yra. Klemento Sakalausko muziejų reklamos nebereikia. Užsieniečių delegacijos dažnos. Piniavoje vieši ne tik europiečiai, lankosi ir amerikiečiai, ir kinai. Kai kurie net naujųjų metų progą pasveikinti nepamiršta. Iš Danijos gavau, iš Norvegijos gavau, iš Švedijos gavau, iš daug, iš Latvijos, iš Lietuvos, sakykime. Tai jau tie, kurie buvę pas mane prisimena. Ir dabar, kad ir vakar sulaukiau skambučio iš moterų miesto, poliklinikos, ten, žodžiu, labai džiaugiasi vasarą buvę, pasveikino mane su praėjusim šventėm, sako, labai džiaugiamės, kad tu esi toks. Ir daug žmonių, žodžiu, prisimena, skambina man. Aš tuo džiaugiuosi, ačiū. Kol viešėjome pas naująjį Panevėžio rajono garbės pilietį, visą laiką šalia, neįkyriai, jei ko prireiktų, sukiojosi vienas jo sūnų, Gintautas. Žinia, jog tėčiui netrukus bus suteiktas toks svarus titulas, anot vyriškio, tapo gražia staigmena, kreipusią mintį, pirmiausia, link džiaugsmo ir gerokai giliau. Dar gerai kažkaip nesitikė, taip, bet galvojam, kad kažkokia vis tiek didelė atsakomybė, pasitikėjimas, reikės dar pasitempti. Muziejinių vertybių kupina aplinka, kurioje augo, tik prašalaičiui gali atrodyti keistoka, sako Gintautas. Jis joje savas, toks pat, eksponatų ieškotojas, radęs, krykštaujantis tarsi mažas vaikas. Ir yra žaisliukų, kurie veikia hipnotizuojančiai. Aš kai baigęs transporto inžineriją, tai man daugiau su technika, su transportu. Automobiliai, dar kažkas, motociklai, daugiau tokia tema domina. Smalsuoliams žandikaulis nukarsta stebint tokį vaizdelį. 1931 menančio amerikoniško automobilio durėlės, neriniuotą suknelę vilkinčiai damai veria cilindruotas ponas. Tai Gintauto kuriamas personažas, išskaitytas, išstudijuotas, iki siūlelės išnarstytas, gilinantis į laikmečio madas ir stilių. Kažką improvizuojam, kad įdomiau būtų. Jeigu būsim paprasti, niekas nežiūrės. Kažkuo noris užkrėsti žmonės, kad pralinksmėtų, kad ir su automobiliu senoviniu išvažiuojam, apsirengiam atitinkamai.
su paprasta apranga būsim nepastebėti ir pusė grožio nebus. Klementas Sakalauskas apgailestauja. Gaila, dabar žiema. Kai kuriuos eksponatus dera saugoti nuo drėgmės ir žvarbos, todėl jie į muziejų grįž tik pavasarį. Storais apsiaustais užklota legendinė technika, net girnapusės rodos dreba nuo šalčio ir durų skląstį norisi kuo stipriau užšauti, kad vėjas net lapotų, bet merginų klėties jokiu būdu neaplenksime. Lovos yra tokios, kaip būdavo seniau, užklotos autentiškais užklotais. Žodžiu, tai yra eksponatų daug daugiau negu anksčiau buvo. Anksčiau buvo lovos, stalas, girnos ir tiek. O kadangi eksponatų daug susikopė, tai aš tą merginų klėtį taip praturtinau eksponatų gausa. Tai ką mes matome? Čia matome surinktą iš Žemaitijos medinių figūrėlių kolekciją įvairaus laikotarpio. Daugelis yra su datomis 1854, kryžius 1762 metai. Tai yra labai senos skulptūrėlės, tai yra tokie eksponatai merginų klėties, paskui variniai puodai įvairios keptuvės surinktos Lietuvoje. Čia noriu akcentuoti, kad tie eksponatai visi surinkti, reiškia, Lietuvoje. Čia matome ant spintos matavimo talpos tokios, vadinami pūrai, pusę pūro arba gorčius. Tai jie taip pat datuoti 1877, pusę pūro 1912 metai. Retas muziejus tokį eksponatą turi. Tai tas eksponatas atvežtas mano iš Šilutės 1832. Tai tuo laikotarpiu buvo gili baudžiava ir tas baldas negalėjo būti pas dvarininką. Ir pas baudžiauninką taip pat jis buvo kažkur per vidurį pas tokį, tai daug maž pasiturinti. Tai autentiška, taip, čia tapyba yra to baldo. Ir tas įdomu, tai kad čia darimas toks, vienoj pusėje pakrypęs, su mediniais vinim sukaltas, primityvus darbas. Tai čia yra vienas iš eksponatų. Toliau galima atkreipti dar į tai dėmesį, suolai čia yra. Vienas suolas rastas mano Viešintų miestelėje, galima atkreipti dėmesį, kad jis yra išsėdėtas duobėmis. Tas namas buvo statytas prieš 200 metų, man tai patikino vietinis gyventojas, tas namas buvo griaunamas. Tai žodžiu, iš to namo man pavyko įsigyti tą suolą savo tam šitą muziejui. Bene parodysiu vieną įdomų eksponatą. Tai jis gautas Kupiškio rajone pas vieną tokį viengungį senuką, jis turėjo metų daug. Ir jisai 1933 metais išsidrožė, čia Gedimino stulpai matome, jisai visą gyvenimą gyveno, reiškia, vienišas. Ir paskui, kai paseno, sako, kai buvo užvažiuota pas jį, paklausta eksponatų senovinių, sako, turiu tokį veidrodį. Pasidariau, kai buvau jaunas, bet man dabar jo nebereikėjo. Tai esmė to veidrodžio. Dabar jis matot, ką jis turėjo, reiškia, nusipiešęs, tasai viengungis. Tai matome, vyrai visada svajoja apie moteris. Ponas Klementas patikina, jo muziejuje nėra nė vieno eksponato neturinčio istorijos. Vienos dramatiškos, kitos komiškos, trečios lyg pats gyvenimas. Nori juokis, nori verk. Kaip pasirinksi? Šitas, reiškia, kryžius gautas mano Skuodo rajone, netoli Įlakių, iš tokio Romo Daujoto. Jis turi savo tokį mažutį muziejuką, o mes muziejininkai linkę pasikeisti eksponatais, susisteminti, jis renka vieną, aš kitką. Tai man būtent tą muziejų trūko tokio didelio kryžiaus. Tai aš pas jį matydamas tą kryžių ir keletą metų važinėjau, kol iš jo išprašiau. Ir man grįžtant namo buvo diena saulėta ir jo nosis ištirpo, pasirodo, jis buvo iš plastilino. Tai amžinatilsį Panevėžio menininkas Stasys Petrauskas, pamatęs tą kryžių, sako, duok, aš tau išdrošiu jam nosį, padarysiu taip, kad niekas neatkirs. Tai jisai padarė tą nosį ir taip pat pasendino ir ta nosis praktiškai
nesiskiria, atrodo, kai čia buvo prie to kryžiaus. Tai jo data yra aukštai 1762 metai. Čia yra Šventas Rokas. Jisai stovėdavo pas dažną žmogų anais laikais. Žmonės susirgę prie jo melsdavosi, kad pasveiktų. Ir čia, kaip matome, ant nugaros jam 1857 metai. Ta skulptūrėlė atkeliavo pas mane su daug sluoksnių dažų ir jį buvo tie dažai nuimti. Aš pats juos nuėmiau ir kol liko pirmas sluoksnis, tai yra, dabar jinai yra tokia, kokia buvo pagaminta tuo metu 1857 metais. Veriame kito klėties galo duris, saugančias begalę nemažiau įdomių pasakojimų, tokių kaip pavyzdžiui Klementas Sakalauskas iš Estijos gulomis ant 1725-aisiais kaldinto inkaro, žvejų tinklais ištraukto iš jūros namo parvažiavo. Mat vietos automobilyje vargais negalais įgrūdus per 200 kg sveriantį krovinį pačiam šeimininkui nebeliko. Arba kokios vištelės štai tokius kiaušinius deda. Bet verčiau pasiklausykime. Šioje patalpoje yra, nebegaliu pasakyti tikslo skaičio, žinau, buvo 235, ko gero priaugo dar kokie du, gali būti 237 ar plius minus, angliniai, spiritiniai, kaitinami ir kitokios paskirties lygintuvai. Ir tame tarpe papildo tą lygintuvų kolekciją va šitą reiškia krosnelę. Jos paskirtis buvo, ten iš kitos pusės yra pakura ir čia užsidėdavo tokie, reiškia, lygintuvai, tokie, sakykime, būdavo prisideda ir nusisega tą detalę, jie tą tada įmetus malku ir čia yra kaminėlis, jie įkaista, įkaitęs, kad rankos nenusidegint, buvo prisegamas ir tokio būdo buvo lyginama. Tai čia dar ta lygintuvų kolekcija papildo tą krosnelį. O jo įsigijimo istorija tokia. Aš keliaudamas po pasaulį, tai yra ne po pasaulį, o tai yra po Pabaltį, Lietuvą, Latviją, Estiją, kolekcininkų susijimai tokie. Viename turgelėje pamačiau, žmogus įstatė didžiulį skėtį, prekiavo įvairiais daiktais. Aš pamatęs tą krosnelę, sakau, iš kur ją gavai, tą stovą, sako, kur aš gavau, tame name buvo skalbykla seniau. Tai viskas aišku, reiškia, tai čia buvo, reiškia, lygintuvams. Vėlgi, aš to nebūčiau žinojęs, kad čia tas pas mane buvo atvažiavęs vokietis, išleidęs tų lygintuvų katalogą, toks, reiškia, Dieter Mülleris, jis išleidęs katalogą apie juos, padarė nuotrauką mano, reiškia, lygintuvų fone, sako, sugrįšiu Vokietiją, įspaudysiu žurnale, kad lietuviai taip pat gavo surinkę turi daug tokių pat lygintuvų, tai jis irgi surinkęs keletą šimtų ir išleidęs katalogą. Padvanojo man tą knygelę savo ir tos knygelės dėka aš sužinojau, kad buvo specialios krosnys. Va, matote, čia dvi, reiškia, krosnelės tokios. Ir va toks pat lygintuvas, kaip aš ką tik buvau uždėjęs su lenkta rankenėlė. Toliau yra keramikos, negaliu pasakyti kiek, bet yra gana tokios įdomios. Sakykime, gal galima akcentuoti pirmą, tai yra va su klaida. Paevežys, 36 metai. Tai yra, Paevežys nėra tokio miesto, tai yra Panevežys yra. Tai čia arba girto meistro, arba mokinio galėtų būti padaryta klaida. Tai yra mums, kolekcininkams, tai yra unikalus dalykas su klaida, kaip kitas šalia stovintis ąsotis yra su teisingai Panevežys parašyta ir va 1932 metai. Yra surinkta spinų kalviškų ir labai įdomių spinų, sakykime, va, spinos tokios unikalios su datomis 1887 metai. Tai čia yra rusų kalvių, rusų meistrų caro laikais padarytos ir ta labai įdomi, unikali. Čia visos jos įdomios. Sakykime, aš parodysiu vieną gal tokią įdomesnę. Va, sakykime, čia yra spina.
mes ją užrakinam, raktą ištraukiam ir tada, kai raktą ištraukiam, dar su viena spynele užrakinam, kad niekas kitas neįkištų raktą. Tai čia vat tokia ir įdomi. Tai man patiko darant muziejų, tai yra, turėjau svajonę surinkti įdomių daiktų, kad tie daiktai domintų žmonės. Aš galėjau surinkti, sakykime, keletą geldų, keletą šūkų ten linams ir viskas, bet tai ar tai muziejus? Mano muziejaus paskirtis sudominti žmogų, kad būtų ateina, išeina ir sako, ot, mačiau įdomių dalykų. Tai ot, visą gyvenimą aš rinkau įdomius dalykus. Tai kad ir spynos, sakykime, tokių spynų jų niekur nėra, jos yra kitos venetinės. Tai čia ir įdomu. Arba, sakykime, galėtume sugrįžti prie tokių medinių spynų. Jinai prisisukdavo iš kitos pusės durų ir va čia matome tas klastį didžiulis užfiksuodavo duris ir su tokiu raktu užrakindavo. Tai čia labai sena spyna. Tais laikais metalas buvo brangus, tai padarydavo iš medžio visą tą, tik tai metalo dėdavosi į vidų tos detalės. Tai va tokių spynų pas mane yra keletas, bet va tokia didžiulė spyna yra vienintelė. Matome toliau antram plane kitą tokią pat medinę spyną, ten mažesnės, ten rastos Žemaitijoje tos spynos ant senovinių klėčių. Va, ten irgi ana spyna buvo verčiamas namas toks va, senos, reiškia, klėtės durų. Aš paklausiau, kiek tai spyna metų, man vietinis gyventojas patikino, kad nebepamena, kada tas pastatas statytas. Tai čia galėjo būti taip pat kokiam 19 amžiai. Tai va, tokios spynos surinktos. Va, yra tokios kaip va, šita, čia 18 amžius ir čia dar va, šita taip pat 18 amžius. Jos visos gana įdomios. Čia pas mane atvažiuoja kalviai, kurie kala įvairius gaminius. Sako, mums labai įdomi anų laikų meistrų, kaip jie taip galėjo taip įmantriai sugalvoti tos spynos užraktus, taip nukalti įdomiai. Tai čia daugiau domina tos savo srities specialistus. Ir nors dešimtimis ar šimtais skaičiuojami eksponatai kruopščiai suskirstyti grupėmis, sudarančiomis įspūdingą tūkstantinę kolekciją, puošiama pavienėmis retenybėmis, vis dėlto akivaizdu, kurie ryškiausia kolekcininko aistra. Juk ne šiaip sau retomis pavakarėmis armonika virkdantis. Taip, patefonai, gramofonai, muzikinės dėžutės, išmaniose rankose gergžiantys ne šimtamečiais, jaunais balsais. Dabar mes jį atidarom ir ima groti. Matome nuotrauką su Panevėžiu, fotografas Trakmanas. Tai toks yra muzikinis albumas. Ir jis va, jį uždara, jis nutyla. Tai, ką Klementas Sakalauskas Piniavoje sutvėrė, atvira žmonių akims ir kalboms. Jei ir yra kokia paslaptis, tai jis pats. Ne vietinis, miesto pašonėje įsikūręs likimui panorėjus, bet ir apie savo atsiradimą šiuose kraštuose muziejininkas maloniai pasakoja, nes jam ši istorija bene mieliausia. Grįždamas iš tarybinės armijos, sovietinės armijos, važiavau autobusu į Pasvalio rajoną, į Bilkiškius, tokį vietovę, kur aš gimiau. Įsėdau į autobusą ir šalia manęs važiavo tokia mergaitė. Aš tarnavęs už Murmansko šiaurėje, kaip 3 metus, sugrįžęs į kitokį gyvenimą. Na ir sėdėjau autobuse, taip paskendęs mintyse. Į tą mergaitę sėdėjo šalia manęs, užkalbino mane. Ir taip jinai pakalbėjom, sako, aš gyvenu Piniavoj. Jis išlipo iš autobuso, aš prie lango atidavė pagarbą, nuėjo. Paskui iš savaitės aš ją sutikau stotyje. Ir taip gavos, kad čia mano žmona buvo jinai. Jinai gyveno šitam name būtent. Čia gyveno pas mano tolimą giminaitę, tokią Sustuminę Oną. Jinai iš mano mamos pusės buvo tolima giminaitė. Tai žodžiu, ir taip gavosi, aš apsivedžiau, tuo metu buvo sudėtinga su gyvenimu.
Tai ta močiutė sako, jūs gyvenkit čia, nulaikysit mane, aš vaikų neturiu, aš jums paliksiu tą namelį. Sako, tai va taip ir mes čia kūrėmės, taip rekonstravom tą namelį ir, žodžiu, čia ir atsiradau nuo 67 metų. Plataus profilio statybininkas, keletą metų dirbęs lėktuvų surinkėjų sotesnio kąsnio šeimai ieškojęs kolūkinėse statybose, vėliau ekrano gamykloje, tikrajam pašaukimui nesipriešino. Kad ir kuo buvo užsiėmęs, bet pusę etato vis tiek darbavosi Panevėžio kraštotyros muziejuje, restauratoriumi. Ir atsitiktinumu to nevadina. Čia sudėtinga sakyti, man gal iš vidaus man tokie dalykai atsirado. Aš vaikystėje, mažas vaikas būdamas, mėgau drožinėti, mėgau kažką tai daryti. Vat, perskaičiau Žiulio Verno knygą 20 000 mylių po vandenį, ten paslaptingas sala, visas tas, kaip ir daugelis vaikų, tada skaitydom daug knygų. Tai išsidrožiau tokį laivelį iš medžio, nuskandinau aš jį, šalia manęs buvo tokia kūdra, pasidariau tokį maskę, nardžio, stebėjau keletą metų kaip tas. Tai čia visas tas toks iš vaikystės atėjęs, tas toks, žodžiu, įdomu man visą tai, kas kitaip negu gyvenime. Yra daugelis dabar gyvena, nueina į parduotuvę, nusipirko maisto, pavalgė ir daugiau niekas neįdomu. Man absoliučiai viskas buvo įdomu. Pažiūrėti, kaip bitelė medų neša, tėtis bitės laikė daug labai. Pažiūrėti, kaip miške, sakykime, tai paukštelė gyveno. Mes su broliais buvom įkūrę ornitologų būrelį vaikystėje, žieduodom paukščius. Brolis važiuodavo pas profesorių Tadą Ivanauską, paimdavo žiedus, mes lipdavom medžius, žieduodom paukščius. Tai ir toks buvo momentas vaikystėje. Man absoliučiai daug kas buvo įdomu, bet tik tiek, kad toks gyvenimas taip greit prabėgo, dabar žiūrės įgrėžiu atgal, dar taip norėtųsi kažką dar nuveikti, bet jau metų jau šiek tiek yra jau. Taigi, minint vasario 16-ąją, iškilmingo Panevėžio rajono tarybos posėdžio metu bus pasveikintas 9-asis rajono garbės pilietis, etnokultūros paveldo puoselėtojas ir skleidėjas Klementas Sakalauskas, kurio įkurtas muziejus tarp labiausiai lankomų objektų Panevėžio apylinkėse. Asmenybė, neabejinga bendruomenės poreikiams, nuolat suklūstanti. Gal reikia pagelbėti, lobis gyvenvietei, tvirtina Piniavos gyventojų bendruomenės pirmininkas Zigmas Babilas, kelissyk pakartodamas, jog būtent tokie žmonės, savąja šviesa, kaip žibintai, perskrodžia dažnai rūškaną kaimą, užkonkinta socialinių, buitinių bėdų. Ir toje šviesoje skauduliai sumažėja, nublanksta ir pasirodo, kad netaip nykiai gyvename. Išvalyta upė, gerai tvarkoma savanoriško darbo pakrantės, mažiau šiukšlių miškuose, tvarkome miško pakraščiai, gerai tvarkomos sodybos. Dėka savanorių pineviečių išlipam iš savų kiemų ir gerai prižiūrime viešuosius plotus, kad atvažiavusiems svečiui Piniavą būtų jaukiau ir maloniau. Turim gražią, tvarkingą ir gerai dirbančią biblioteką. Taip pat ir šito Klemenso Sakalausko muziejus irgi taip pat yra labai ryškus mūsų kaimo šviesulys. Tai manau, kad jisai yra toksai gražus, kad jo kažkaip tai neįvertinti, nepalikti, tai turbūt neįmanoma. Esu matęs muziejų panašių privačių ne vieną, keletą mačiau, bet jis man patinka. Jis man patinka dėl to, kad jis yra labai gerai tvarkomoj sodyboj. Eksponatai yra tvarkingi, gražus visi, labai kruopščiai prižiūrimi. Apie juos savininkas gali papasakoti istoriją, net ir legendas įvairias. Aš kaip Piniavos gyventojas, kaip bendruomenės vadovas, kaip rajono gyventojas arba Lietuvos pilietis, tai turiu pagrindą didžiuotis tuo. Didžiuotis tuo, kad mes turim tokį unikalų ir labai gražų tokį šviesulį. Dėkoju žiūrėjusiems. Jūsų dėmesio nuo kaimo slenksčio tikėsis ir kitą kartą, lygiai po 2 savaičių.